Gerai, šiandien mes su Černiausku skaitysim keisčiausius pasaulio įstatymus ir žiūrėsim, kas ten su jais juokingo ir dar iš jų pasityčiosim. Gerai, na tai turbūt nieko nedelsdami. JAV Jutos valstijoje, ten kur mormonai, negalima nešiotis smuikų popieriniuose maišeliuose. Jis tada kaip tyčiasi iš kitų, jeigu, tarkim, tu atsineši popierinį maišelį ir visi kiti smuikai. Eik, tu ubagė, ble, ko plastiko neįperki. Man atrodo, čia gal yra būtent tas antipatyčių įstatymas, nes įsivaizduok, nežinau, orkestras, visi ateina ten, susineša savo dėklus ir vienas bičas popierinių. Suprasčiau, kad kokio kokso negalima, kad nesušlaptų, žinai. Bet smuikas. Smuikas irgi negali sušlapti. Bet koksas tai vis tiek. Koksas tai neveikia šlapės. Gumalais nuėjęs. Man pastiriko kokso gniugmalas. Patraukė nučiaudį viską. Kur tiesiog tokį šaunę. Aliaskos valstija, ta pati JAV, ten neleidžia žadinti lokių. Įsivaizduok, kaip jie Aliaskai labai norėjo žadinti lokius, kad jeigu įstatymą reikėjo įvesti, ką veikiam, pripysę eina lokių žadinti. Lokis, blėt. Ten vietinių tų, žinai, kongreso suvažiavimas ir iš Aliaskos. Meška. Raudonom akim. Bet tu primeti, kaip turėjo daėsti meškas, kad jos net pasiskundė. Nu. Pareigūnė, aš negaliu, aš miegu ir pastoju, mane žadina. Bet ne, Aliaskoje ten ne baltos meškos, tos, kur, žinai, didžiausios, baisiausios. Ne, jos jau nebe baltos, nes pažadino pastoju. Pažadino mane iš spalvos miego. Bet, žinai, gal čia mums yra mažiau suprantama, kai mes ne Aliaskoje, žinai, tipo, pas mus Lietuvoje mažai tų meškų yra. Nes taip tai žadinčiau. Taip, tai vat, tipo, žinai, gal Aliaskoje, tipo, jie parės, nesąmonė, nahui. Aš seniau tai būdavo galėdom žadinti meškas, kiek norėjom. O turiu važiuoti į Kanadą, kad mešką pažadinti, ar jūs durni? Kokie laikai atėjo? Ar už tokią Aliaską mes kovojom? Mano laikai žadino meškas ir normalus užaugom. Ilinojui, bet čia kažkodėl patikslinta, kad būtent Čikagoje, tai galbūt tik Čikagoje, gal visam Ilinojui, įstatymas draudžia valgyti degančioj patalpoj. Bet pirmiausia, kiek žmonių turėjo valgyti degančią patalpoj ir gaisininkam trukdė dirbti, tai pažinai, nu palauk damušiu, nu. Kažkaip per naujas trendas, ar čia iš tik toko gaisininkai? Mano laikais galėjom ramiai savo valgyti degančią chatą. Klausyk, čia kažkaip tai biški pravėsęs maistas, tuoj gerai. Įsivaizduoju, kažkas pietų pertrauką pasiema ten, ką žinau, ten kokį submariną ir mato chatą, deko, nu, davai. Ir eina ir policija, kur einam jaunuolį? Nieko. Pavalgom, tada einam. Pas juos reiškia, į gaisrą pirmąjį bėga, ne gaisininką pareigūnai. Visgi Amerika. Ką veikit? Miegu, kas sutiko? Nieko nevalgai. Arba pirmės, kiek Amerikai žuvo žmonių gaisre, tik dėl to, kad jie nedabaigė valgyti. Šokit per langą, mes jūs gaudom. Gaisnikė pačiu. Kaip? Palauk, gabaliuką atsipjos. Jūs norit? Jau gaisnininkai su kopičiam tave siekia, žinai, jau bičias ten lipa per langą. Ting, mikrobangė. O, toj. Arba, žinai, kur labai ilgai darysi pirmą kartą pagal receptuką kokį maistą, žinai, ir tipo, nu, davai, gerai, ten, nežinau, ten dešrelės, nežinau, kur labai ilgai darai. Ir toks, nu, pagaliau, ir, blėt, gais, eik, tu, na, aš damušiu, bivydėjau. Ko aš stengiausi, jeigu gaisras, nu tai. Nu, kas yra, ar dega? Na, Japonija išsprendė šitą klausimą paprašiau. Ten neleistina būti storam. Bet čistai, aš nesu matęs storo aziečio. Kontraargumentas. Ar esi girdėjęs apie sumo? Ai, žinai, jie nėra storuliai, jie in shape. Jie sportininkai. Jie sportininkai tiesiog. Milane, Italijoje, mados sostinėje, vienoje iš, įstatymas draudžia raukytis. Bet Milanas ten nėra, kad gražų žmonės vien gyvena. Du ten priveža modelių, nes jie ten turi vieną iš tų didžiųjų madų šou. Raukimasis raukšlės daro. Jie prižiūri savo modelius, taip tiesiog. Čia dėl jūsų darbo saugos. Bet jie ir juoktis negali, tipo, nes juokas kaip ir raukimasis irgi ganas. Tik skruostų. Nu šiaip man kažkaip italai atrodo, kad jie tengi išraiškingi. Ten jie tik rankom gali. Ai, jie gal dėl to tik rankom ir daro, nes uždrausta. Ai tu, aš tave užmušiu. Aš tave užmušinį. Ai, koja pervažiavau. Čia blogiausia diena mano gyvenime. Didžioji Britanijoje yra neteisėta numirt parlamente. Parlamente trūk. Tu parlamente miršti ir toks bėga greitai į kiemą. Na ir prieš svarstant kitą įstatymą gal galima per traukėlę. Pusę veidau nutirvė, gal per traukėlę. Parlamente kažkas miršta ir vis tokia. Jaiks.
Nedaryk gėdos. Alio pareigūnai, man atrodo, čia vienas miršta parlamente. Nu jau, parlamente. Jie tai įveža į parlamentinę. Į parlamentinę. Hebra, man žiauriai silpna. Vandens, ne, galit langą atidaryti, aš nenoriu prisidirbti netyčia. Hongkonge. Žmona gali užmušti neištikimą vyrą. Bet tada vyram ten turėtų būti labai žoskai, baisu, žinai, tipo, turėtum būti žoskas bahūras, jeigu čytini. Žinai, tipo, tu ant tiek nebijai. Ei, ką man to buvo padaryti? Užmuš, jos seniai. Bet rimtai, ar įdomu, jos ten piknaudžiavo, žinai, užmuša vyrą, tiesiog nepatiko. Kur pasakė, neskaniai šitas. Bet pareigūnai, jis buvo neištikima. O aš laisva, tai... Aš dabar laisva, iš kurios pažiūrim. O jūsų žmona ginklo neturit, gal apsiginsit? Samoa draudžiama užmiršti žmonos gimtadienį. Ir jeigu užmiršti, tai jausis kaip Hongkonge. Samoa! Na, nežinau, ar žinojot, visur geriau neužmiršti žmonos gimtadienį. Bet čia nesigauna irgi Azijos Samoa valstija. Nu, turbūt kažkas. Nes jau noriu sakyti, kad tam regione blema kaip moteris paėmusios viršų, žinai. Tik pabandyk čytinti ir dar gimtadienį nepasveikinti, kur užmušiu. Jau tai per gimtadienį žmoną išduodė. O kokia šiandieną? Su gimtadienį. Jaiks. Žmonai tiesiog peilį. Prancūzijoje yra draudžiama kiauliai suteikti Napoleono vardą. Kažkoks čiūvas, blėt, o taip, jinai grinai atrodo. Žiema, turi Napoleono kompleksą, visą laiką pirmą lenda. Teini kiaulė taip atstovi, žinai. Kaip iš Simpsonų kiaulė voras. Jo. Jinai nebe kiaulė voras, nu kiaulė Napoleonas. Teini į tvartą kampę sėdži. Ir priešais ją sustoja daug mažų kiauliukų. Galvoja apie kepsnį. Vieną dieną aš... Galvoja apie revoliuciją. Taip. Ohio valstijoje. Ohio valstijoje draudžiama alkoholinių. Gerai. Ohio valstijoje draudžiama alkoholiu prigirdyti žuvį. Pirmiausia, žuvis plaukia namo ir sustabdo žuvų policiją. Nu ką, prasipučiam. Londone nešia moteris gali nusilengvinti kur tik nori, net, čia įdomioji dalis, jei to pageidauja, į policininko šalmą. Jie ta. Primesk, aš norėčiau matyti tą vaizdą, kaip neščia moteris eina tipo, oi, policeman, I gotta piss, give me your fucking helmet, mate. Primesk, jeigu gali myšti kur nori, pasigauni, apmėži žmogų. Ir jis grįžta namo, kokį jis pokalbį turi. Ne, brangoji, aš prisiekiu, buvo neščia moteris. Tau visos neščios moteris primėža į kelnes. Varom į Hongkongą, pakalbėsim. Aš šiaip manau, kažkodėl, tipo, aš tikiu, kad neščia moteris gali bet kur nusilengvinti, bet aš manau, kad nedaug kas piknaudžiauja to, kad būtent ant pareigūno, nes būtų daug šitų video. Aš blogose saituose būtų, ten tikrai būtų. Arba ten yra ant tiek normalu, kad nieks nemeta net į video, tipo, mato, kad moteris pritūpus ant šalmo, žinai. Tos nešio, žinai. Sveikinu. Ten tie hormonai vis tiek Kur kalbasi, berniukas ir mergaitė? Dar nežinom. Gal čia labai senas įstatymas, žinai, ir tipo pareigūnas, žinai. Ai, nešia, ten su jie šnekėt myš, kur nori. Na, pasvajokim, tarp mūsų mergaičių. Jeigu būtum vat nešia ir galėtum nusimyšti, kur nori. Kokį spotą pasirinktum. Bet čia, žinai, tipo, svajonių nusimyžimas, toks, kur, tipo... Prie tų karalienės rūmų. Aš norėčiau, kur fotkinasi dabar visi. Dabar jau negrybauskaitė. Kur tie apsauginiai tie su tais mikrofoniniam kepurėm tam. Ir tarp jų, kol kažkas fotkinas. Viskas gerai, aš neščiau. Ramiai. Aš galvojau, kad gal būtų prikolas nuo Big Beno, bet po biškį supratau, kad būtum nei pirmas, nei paskutinis ir dar baudą gautum. Manau. Bet galėtum. Nu, jeigu esi nešia, tai šiaip gali. Indonezijoje bausmė už masturbaciją yra galvos nukirtimas. Nu, man dabar įdomu, jeigu Indonezijoje bausmė už masturbaciją yra galvos nukirtimas, nu, sutikim turbūt mirtinai. Nėra taip, kad 5 minutėm nukirsim. Tik trumpam, kiek laiko dročinai? Kol dings tajakas ir atgal. Ir reikia į darbą. O reikia, kad kraujas subėgtas gal į viršų. Man įdomu palyginimui, o už prievartavimo bausmė mažesnė? Oi, ne, nėra.
San Salvadore. Už vairavimą išgėrus gali būti sušaudytas. Ble, kaip nestonkau šalis. Ten reidas gerai atrodytų. Taip, prasipučiam, iš karto abiem rankom. Bet tai, ble, ten turėjo tada dahoje važinėti, tipo, nu tik tais taip su tais, gal ir Lietuvoje tokį reikia padaryti. Nu, ką, žinai, aš esu prieš girtus vairuotojus. Čia gal šiek tiek per daug dramatiška. Nu, žinai, galima būtų pakeisti per užpakalį, tiesiog stipriai duoti. Žinai, diržu. Žinai, vat kaip kalbėjom šiandien einant link studijos, kur taip sugėdint. Jo. Žinai, jeigu pareigūnas sustabdo išgėrusį vairuotoją, tai dabar pasiema, nuveža į centrą ir sako, tipo, ir būtų gėdos kalniukas toks. Visi ten varpais praskam, bubing, 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 ir visi tada žmonės, tai, girtas kažkas važiavo. Subėga visi ir numano kelias, va, pasakyk, ką darai, duoda mikrofoną. Aš geriau girtas. Ir lupa jam per užpakalį, žinai. Nustotų gert prie vairo. Nu, šiaip jo, turbūt ir bet frikučių atsirastų. Specialiai. Floridoje, JAV, netekėjusi moteris gali būti įkalinta už šokinėjimą su parašiutu sekmadienį. Šeštadienis. Bet jeigu šoksi su parašiutu 2, 3, 5, 9, nu, kris greitai. Kris greit, nes tau pizda. Skubėk. Sušaudyta gali būti? Gali būti įkalinta. Įkalinta. Leidės ir tiesiai įkalinta. Ta ironija. Bet kodėl? Ta prasme, netekėjus. Ką jin daro, sakoma, į bažnyčią reikia. Vyras leido? Taip. Nežinau. Kokia pavardė? Aitė. Na, duosiu aš to. Floridaitė. Floridaitė. Kur žiedas? Nu tai aš traukiau žiedą. Nukrito gal. Viskas, ko man trūko iki pilnos laimės, tai susirasti vyrą, kad galėčiau sekmadienį šokti su parašiutu. Nešia gali, ten, žinai, su vaikais. Jeigu Britanija, tai gali ir myšt, blėt, šuolių parašiutų. Gerai. Vermonte. Ar Vermonte? Ar Vermute? Vermont. Man atrodo, amerikonai sako. Kaip mes sakom, Vermonte. Turi gauti raštišką vyro sutikimą. Moteris turi gauti, aišku, raštišką vyro sutikimą. Leidžiantį jai turėti dirbtinius dantis. Įsivaizduok, kaip jinai ateina į kambarį be dantų. Zemsai, ar galiu susidėti dantis? Man labai nepatogu valgyti. Gali man perkramtyti pizzą? Oh, man. Žinai, kaip čia... Jokinga tai, kad jisai tos dantis ir išmušė turbūt. Dievas duoda, Dievas atima, vyras ir duoda. Vyras atima, vyras leidžia susidėti dirbtinius. Žinai, kaip ten nepilnamečiai nori tatuškę pasidaryti, žinai, turi gauti tėvų leidimą. Ir grįžta vyras namo, žinai, boba su dantim. Išdarkiu savo veidą, nu. Negaliu žiūrėti, kaip šlyk. Man dabar kas savaitę tau juos išmušinėti, ar kaip čia? Grįžtu namo, stoja jinai balta šypsena. Stovi čia visą dantį. Sako, nu, ar matai, kas pasikeitė? Sako, ar matai, kas pasikeitė? Aš su jie, žinai, Dar nauji dantis paliko plionkę, kad vyras gautų nulup. Nelup, susibraižys. Nu, plionkės nelupsi, nes gražinsim. Aš dėžutės neišmečiau. Man labai šiaip, kas bendra tokia tendencija buvo, kad pastovi ten, žinai, vyras turi leisti moteriną, nes tu ką jūs ten vargščius. Nu, bet jei vyras jau neištikimas, nu, tai, ryšam su šituo, bandom iš naujo. Šitas įstatymas man patiko, biški tokios, dėja pasauliniu mastu, bet biški lygybės yra, žinai. Gali nešia myšt, bet kur, nes vis tiek sunešia šnekėtis, tai čia, žinai, reikės paskui raštelį dirbtiniam dantį. Sunešia šnekėtis kaip be dantų. Žinai, nu, aišku, žinai, jau, ką padarys, dabar jau nešia, bijau, kad galva nukirs buvo. Jeigu galvojat, kad Lietuvoje įstatymai blogi, yra blogesnių. Taip. Džiaugiatės, kad ne Britanijoje, tai jums moteris į šalmą primištų. Arba už mūsų. Parašyčiau raštišką leidimą, kad moteris primištų visiems mūsų heiteriam į šalmą. Parašykite komentarus, kuris jums įstatymas buvo kurio įstatymo jūs norėtumėt, kad būtų Lietuvoje ir kuris jums labiausiai buvo smegenis ištaškantis. Ja. Ir dar jei turit, ten, nežinau, namuose ar šeimoje kokių ar santykiuose įdomų ten įstatymą, kur susijęs su raštiškais leidimais, neištikimybėm ir kitais dalykais, tai irgi pasidalinkit, čia gali būti labai geras dalykas. Taip. Nepamirškit paprenumeruot kanalą, palaikint videką, pasidalinkit su draugais ir tik tiek. Ir jei užmušit neištikimą vyrą, mes niekam nesakysim. Jo. Jeigu ką, Hongkonge. Raštiškai parašysim, kad leidom. Pirmam komentare. Iki kitos savaitės. Iki.